Artėjant gimdymo laikui moteris pradeda nerimauti, kodėl dar gimdymas neprasidėjo. Kartais jaučia spaudimą jinai ir iš savo artimos aplinkos, giminės ir draugių. Ir tas nerimas su laiku vis didėja. Na, kaip teisybė, mes niekuomet tiksliai nežinome, kokia yra tikroji nėštumo trukmė ir ką tai laikyti norma. Todėl normalia nėštumo trukme laikoma nuo 37 iki 42 savaičių. Na ir 40 savaičių riba tikrai ne ta, kurios mes negalėtume peržengti. Ir dažnai nėra jokio pagrindo dėl to nerimauti, kad dar gimdymas neprasidėjo. Ką daryti suėjus gimdymo terminui ir ypač jam praėjus? Tai yra amžinas akušerijos klausimas, į kurį daugelį atvejų šiais laikais galime atsakyti. Problema yra ta, kad besitęsiant nėštumui didėja tikimybė, kad gali mažėti vaisiaus vandenų, gali dažniau pažaliuoti vaisiaus vandenys, ir didesnė tikimybė, kad vaisiui gali pradėti trūkti deguonies. Kita vertus, jeigu gimdymas bus sužadintas dar esant nepasiruošusiems gimdymo takams, tai gali nulemti ilgą, skausmingą gimdymą, kuris neretai iki trečdalio atvejų gali pasibaigti cezarių pjūviu. O tai irgi nėra gerai. Kaip bebūtų, geriausia, kai gimdymas prasideda savaime. Ir tai atsitinka tarp 39 ir 41 savaitės. Kaip jau minėjau, ta trukmė nėra visai žinoma. Ir tada belieka atsakyti, kad galima būtų atsakyti šį klausimą, reikia atitinkamų tyrimų, kuriais mes galime moterį padrąsinti, kad jinai gali nešioti toliau. Ir tuo būdu reikėtų kreiptis į atitinkamą patirtį turintį specialistą ir nėštumą galima pratęsti iki tol, pakol jis prasidės savaime. Tuomet mes ir sulauksime pačių geriausių rezultatų.